GS House Black ir tai yra antra diena Stokholme. Aišku, du suvenyrai, tai ką galima įsigyti, tai yra... Įsigyti yra įvairios. Jei nuoširdžiai, tai Stokholmas yra kaip toksai labai fancy Londonas su plačiom gatvėm ir šiek tiek žemesniais namais. Daugiau, tipo, skirtumų daugiau nematau. Ten, žodžiu, kiškių procesija kažkokie su piešiniais. Tai žodžiu, jo, palyginus su Londonu ir Helsinkio, tas toksai labiau gražesnis ir... Kaip Sim? Nežinau. Diena. Nu, toks pirmas impressionas. Jo. Žodžiu, fun fact, Stokholmo metro yra vienas tokių gražiausių metro, paskirta buvo kažkelintaisiais metais. Aš pabandysiu surasti references ir kaip tai iš viso atrodo, tai turbūt dabar turėtų, parodysiu kada nors, kaip praeisiu arba dabar. Tai jo. Laba, bandysiu perskaityti. Kungstadgarstgatan, the fuck. Ne, čia tiesiog Londonas, bet daug, ne, čia Londonas su mažiau parduotuvių, čia tipo Londonas sumiksintas su Helsinkiu, tiesiog čia žiūri fainai, toks tas lago minimalizmas ir toksai nieko tokio būtent architektūroje išraiškingo daug, tai mane tiesiog stebina ir žiauriai gražiai atrodo. Djurgårdsbron. Žodžiu, trumpai tariant, į mūsų susitrenkia. Žodžiu, nevarome mes niekur. Jo, darusia, mes dabar ieškom kitą vietą, nes supratom, kad Nobelio bistro turėtų būti Nobelio muziejui. Jo. Mes labai patingi. Labai. Aš su to sutinku. Tai va, dabar ieškome kitos kavinės ir kodėl aš neieškau dėl to, kad pas mane nei interneto nėra, nei vietos telefonė, nei dar kažką, visiems dabar kažkas blogai, aš turiu, ką noriu, kiti nežinau, ko nori, dar neklausiu. Žodžiu, ieškojom tuliko, suradom, jo, užėjom į 7-Eleven ir paskui užėjom į Formosą. Nu, tipo, kažkas tipo Formosas. Man ledinį gėrimą padarė, tai ledinis grinai. Ar jūs žinote iš viso, kur mes einam? Jo, aš žinau. Nu, tai va, Oskaras žino, tu tikrai vedi mus iki Nobelio muziejaus? Gal, ką žinau. Nu, mes čia sakom. Ar savi? Ten mes ar paėtų? ne čia. Bet vis tiek mūsų viršų. Va, jo. Čia tokios slidžios gatvelės, va toks, va trotuariukas toks įlinkęs. Žiūri nepatogu, bet ledinė. Kur man šitą dėt dabar? Bet... Čia... Šitas turėtų atsipirkti. Aš nieko nedariau. O, tulpės. Gėlės. O. Kvepia skaniai. Jo, mes čia ėjom, aš šito pamenu. Šito. Šito, kuris kabo. Aš jį tikrai filmavau.
Judam, mes jau vėluojam. Jo. Tai va. Mes jau varom. Peace. Perikų aikštė man patinka. Lemukai tokie. Nice. Spalvomis taip susidėstė. Very cool. Žodžiu, mes jau varysim į Nobelio muziejų. Man taip atrodo, ten filmuot neleis. Nu, man taip atrodo. Tai jo. Pamojok. Jei. Žodžiu, čia yra daiktai, su kuriuo to dinamitą padarė Nobelis. O dabar rubrika skipinam, nes aš žinau, kad jūs klausotės N1,5. Oh, by the way. Pirmas dalykas, aš galiu apie kai kurios dalykus čia papasakot. Pavyzdžiui, šita lenta. Tai yra kažkoks senovinis žaidimas. Nepamenu, gal to Vietname, nu nesvarbu. Taip išrado QR kodą. Tipo, čia yra daugybė milijardų tipo, galimybių, kaip sudėlioti šitus juodus baltus. Ir tipo, iš to padarė tokį kažkuris iš tų tiesiog paėmė ir padarė iš to, nu žinot, tiesiog paprasti QR kodai, bet jie gimė būtent taip. Jo, čia dėlė. Tik mano muzikos pradžia. Jo. Toliau šitie. Nežinau, apie ką čia pakalbėt dar. Kaip ir ten aš tą faktą žinau tiesiog. Čia žiūri fainas šitas vat. Ai, nepamatė. Čia tiesiog belongings. Daiktai, o čia tas dienoraštis kažkieno. Olga Takur. Nepersakysiu, nenoriu. Well. Oh. Kokios kėdės? Kieno kėdės? Ai, čia tų Nobelio prizininkų. Visai nice. Jie vis dar juda, bet čia žiauriai cool idėja, tipo tokius daryt. Jie tokia interactive, I guess. Aš neturiu laiko daug filmuot dabar. Kiek aš žinau. Šitą lentą cool. Nice. Humankind. Kažką mes per fiziką ėjom apie šitas rodyklės. Jo, šita iliuzija, kur šitos vat abidvi yra tokio pačio ilgio. Galiu įrodyt. Vienas. O, čia žiauriai cool. Man žiauriai patinka šita vieta.
yra skaičiavkė, man atrodo. O, čia cool. Apzorina viską, ką aš gaunu. Čia cool. Žiūrkė! Komiksus. Bet žiūrkė! Įdomus svelis. Aš pasėdėt noriu, bet aš nepasėdėsiu. Šis Logic Box. Čia printeris iš 3D printerio. Aš tikrai žinau, aš matau, kaip atrodo. Workbench. Kieno aš? Šiokia lieva čiūna. Čia žiauriai kuštėjau. Čia pasidėt galima. O, kai gerai. Visą eina. Negražiai susirišus. Tai jo. Nobelio muziejus man visai patinka. Čia cool viskas tiesiog aprašyta, sudėti daiktai, kuriuos naudojo tiems atradimams atrasti arba tiesiog žmonių naudotiems. Man patinka šitas mechanizmas, kuris sukasi, kur va šitas, kur žmonės čia sukasi. Čia irgi žiauriai cool. Man patinka, kad čia toks interaktyvas ir aš aišku, man biški nugaras skauda, tai aš čia nemanau, kad daug pavaikščiosiu. Bet čia šiek tiek pagal mane mažoka vietos ir nemanau, kad mano klasė yra įdomu. O va, Gabytė. Vlogą rašinėja. Tabuka. Ja. Na, kaip tavo įspūdžiai? Patinka, nepatinka? Čia nelabai įdomu patinka. Bet tabai tikrai patinka. Well, man ir abu ir čia patinka. Čia tiesiog labiau niūrokas dalykas. Čia skonio reikalas. Patinka tiesiog viskas. Well. Man tai čia toks wow. Matai žmonių pasiekimus. Net nesuprantu, kas čia yra iš viso. Well, čia turbūt aš parinkau šitą muziejų. Aš tiksliai nežinau net, ką būtent šiame muziejuje veikia. Aš tik tai žinau, kad tipo, kažkas su Nobelio premija susijus. Aš manau, kad čia šiek tiek įdomu bus. Bet visai neblogai. Atrodo, kad... Man patinka Cool. vienas ten toks, kur buvo Koperniko, man atrodo. Koperniko muziejus? Trumpai tariant, man išsikrovė telefonas ir buvo laisvas laikas. Su Giedre, Oskaru ir Gabija mes nuėjom pasivaikščiot po senamiestį ir surast kavinę. Pasėdėjom, jos dvi pavalgė, mes su Oskaru nieko beveik nepadarėm. Paskui reikėjo grįžti atgal. Eat Yoda. Geeked I am. Tai va, Hi guys. Mano telefonas visiškai išsikrovė. Čia Kieno telefoną jis nenaudoja? Urtytės telefonas. Ačiū už suteiktą telefoną ir medžiagą, kuri bus persiusta. Jo, žodžiu, mes dabar varysime jau į keltą, mes pasivaikščiojom, pavalgėm meksikietiškame, nors aš tenai su Oskaru nieko nevalgiau, mes tiesiog sėdėjom ir laukiam, ir laukiam, kol jos pavalgys, bet paskui, kai liko tik 5 minutės, mes nuvarėm iki vietos, kur mums reikėjo susitikti ir jos kažkaip pasijo, nežinau. Va dabar, Gabrielė. Dabar story time, tai žodžiu, aš pasiėmiau šitą ir tenais mano šiaudelis prasilūžo ir aš nuėjau į ledainę aukščiut ir pasiėmiau šitą ir dabar su juo valgau savo Starbucks drink.
Nuostabu. Cool bokštas, man patinka bokštas. Kodėl? Tai sveiki, mes jau įsėdom į keltą kruizą. Jo. Pasifotkinom šiek tiek. Ir rytoj jau paskutinė diena. Kaip mes kelionėje taip greitai laikas praeina. Aš net nespėjau nieko susiprast. Tai taip greitai vyksta viskas. Taip. Arba čia tiesiog tokia nelabai įdomi kelionė, arba aš ją suplanavau ne mūsų klasiai. Nes ne, aš planavau, kad jinai būtų pritaikyta mūsų klasiai, bet kažkaip